engine, student, race car, Barten, Virgan. Sveiki mūsų mėly žiūrovai. Labą dieną. Atsirado sankaba šitoje mašinoje, automobilyje, priekiniai stabdžiai ir gazas atsirado. Jo, tai Domas stabdžius vedė, panaikino stabdžių stiprintuvą, o aš Laidų karalystėje žaidžiau visą laiką su savo smegenyse ir pradėjo mašiną gazuotis. Tai biškį reikėjo laidų nukirpt, prijungt, sujungt, atjungt, nuo tokių visų dalykų. Dar kartą pakeitėm tepalus, man atrodo, nes vėl varškiai išbėgo. Balto šokolado karamelį, Sanka pačio žaidė. Ilgai. 2 litrus stabdžių skysčių išliejom ant grindų. Bet Sankaba jau yra. Nu panašu, kad yra. Čia pasidarėm šitos plokštumos pratęsimą į vieną pusę, į kitą pusę. Tada dar čia padarysim tokius pastiprinimus. Ir viskas. Prisisuksim kardaną, išsigręšim skylės. Ir bus vieta pakabinamai. Čia benzino bala. Įvedėm šlangas nuo filtrų tenais. Sikišim vairų lasdą dabar. Ir pabandysim užsikurt, pažiūrėti ar gazuojasi. Ir prasikišam. Ten laidus, šitų laidų pinę prasikišam virš vairo lasdės, kur turi eit. Nu ką mes čia gaminam? Savadarbiai stabdį. Jau žodžiu panaikinam stabdžių stiprintuvą, išmetam pūslę, bet naudosim originalų cilindrą, tai žodžiu viskas taip lieka, žodžiu. Dabar konstrukcija bus tokia. Čia šitas susimaunat. Šitą vietą spaudžia stabdžių pedalas. Šitas čia būna. Originaliai būna tokia didelė guminė šliauka viduj, ją traukia vakuumas iš variklio, žodžiu, ir kai tu spaudi stabdį, pritraukinėja ir tai gaunasi stabdžių stiprintuvas. Tai mums jo nereikia, nes nenaudosim ABS-o, tai mes norim pasidaryti, kad stabdžių pedalas būtų kuo kietesnis ir informatyvesnis, kad nedžiūžintumėm ratų. Gaunasi va toks dabar dalykas ir vietoj didelės pūslės gaunasi toks mažiukas pedaliukas. Žodžiu, va čia koja spaudžia ir spaudžia stabdžių cilindriuką. Tai dabar viską čia gražiai apsidailinsim, užsivirinsim tokią vat juostą aplinkui. Ir bus mūsų stabdis sportinis, lenktyninis. Tai šitą reikia apsidailinti lygiai su šitu, kad eitų juostą apvirint. O šitą reikia kuo mažesnį, jisai viduj vaikščios tarp šitų dviejų įvolių. Tai realiai net būtų galima aplinkui šitą sumažinti, bet pasiliksime jį dėl visų piktų, kad būtų dėl šitų įvolių.
Tai šitą iš vis kažkaip mažinsim. Tai žodžiu, toks va meno kūrinys gaunasi. Domas dar pabaigs virint, apšvies ir nudažys juodai. Bus išimtas stabdžių stiprintuvas. Ir stabdžiai tada eis. Čia tuneliu taip. Čia stabdžius lygiai reguliatorius bus, taip eis ir tada į galinius ratus nueis. O priekiniuose ratuose čia užvalcavo Domas vamzdelį, tai čia bus trišakis ir į stabdžių cilindrais bus priekiniai. Tai va, aš čia tokį padariau gazų pedalo elektroniką dabar. Tai pabandysim, kas čia vyksta, kas čia darosi. Dar yra tenais laikiklis toksai kolektoriaus. Tokią mintį turiu, kad jisai taip biškį yra atkėlęs ir pro apačią tada traukia orą, gerai neprisispaudžia. Tai pabandysiu nuimt kolektorių dar pažiūrėti ir vėl uždėti. Dabar reikia pasitikrinti, ar yra gazas. Great success! Vėl varškiai išbėgo iš variklio. Bet tai ką dabar? Sankabos linija padaryta. Čia dabar reiks prisitvirtinti. Čia tas koršlanas irgi prisitvirtinti. Dar išmetimas yra likęs padaryti. Čia jau kardanas, šifterio dar reikia. Čia mūsų gaminys. Na, dar žodžiu. Ein gerin. Jo, aš būsiu šiandien toliau laidų vedėjas, o Domantas mums dėlins toliau į galą. Tai Domantas eis su vamzdeliu dabar, kur yra atsivedęs, eis į stabdžių reguliatorių. Ir tada iš stabdžių reguliatoriaus eis į galinius ratus ir tada jau aš jam padėsiu gale armuotas stabdžių linijas padaryti į suportus, o per tą laiką aš prasilginsiu bobinų laidus ir susitvarkysiu tą laidyną pagaliau normaliai. Ir tada bandysim, pasiskolinsim šifterį, nes neturim, užsakiau šifterį, turėtų pagaminti gal kitai savaitai. Tai kol neturim, pasiskolinsim, pasimatuosim bėgių traukės ilgį ir įsidėsim bėgių traukę ir bandysim šauti ką? Burnoutą, jeigu neužlinks motorinkas. Tai vat, einam dabar. Neveik, šitą reiks eit pasiskolint. Jo. Da, šitas vamzdelius susidėjau praeitam. Dienų grąžtus lygin. Reikia. Žiūrėti gerai, čia susiknėdė, tas kažkaip įtartinai per lengvai. Jau žadėjom anksčiau burnoutą daryti, bet kol kas dar nepavyko. Tikėkime, šiandien jau spėsim. Čia turbūt skystas pradės labai gerai bėgti, jeigu atsuksiu. Tikės kažką pasities. Čia kol pagaminom šitą vamzdelį sankabos, tai čia, kaip sakė Dinas, 2 litrus ir išlijom kažkur.
Tai va, jau dažų beveik nelikė. Nu, čia aišku, prieš tai buvau parūdyję, bet dabar dar labiau pakenkim. Tai reikės ir dažymų darbais visiems, manau. Galėjom, aišku, išsiplauti iškart, bet Dina sako, reikia pasidaryti vamsdelį pirmą. Jisai labai daug virino jį, bandė pats padaryti, bet nesigavo, tai tada nunešiu galiausiai pas kaimynų. Tai va, turim dabar, kaip, nežinau, originalą ar kaip čia pavadinti. Gerai. Sutvarkysim, ne tik paremontuoti. Nu va, matyt, pabaiga. Net laikė spaudimą. Čia tik biškitus nelygumus man išsilygyti. Nes per juos, manau, gali būti per daug jau, arba per mažai. Nu, vat nelygu iš tų, tai. Jau tai iškirpsi. Visai nelygus, aš bijau, kad paskui per mažai nebūtų. Paskui pasibaigs. Tai turėsim tik kelis gabaliukus po 10 centų. 3 metų maždaug. Aš taip pabandau įvertinti tą nelygumą. Jo, va čia per daug bus, o per mažai per jį. Nežinau, maždaug. Labai iš tūlę šį pažiūrėjau, tai net negražu, atrodo, tūkų beičiai yra. Bet tai, nežinau, vis tiek, reikia pabūti. Kažkų čia netelpa, tau. Kas? Salą daug išbadavo, bet va šiaip. Kasdienybė, bet jinai jį naudoju. Aš arba nematau, kad ir nepiktuoju, sakiau, pafilmuot, jeigu šitas žmogus žiūrės. Šiaip gražia jūsų mašina. Prancūzijoje iš vis motociklai neturi techninės apžiūros, nes neįsiaiškinau. Nes kodėl? Nes nėra Prancūzijoje tokius. Dėl to jie te prisidėję lempučių, hujučių, išmetimų, hujumų. Tiem varleidžiam. Jau ir dabar nori pas juos priimt, kad jau reikės motociklam. Tai jau ten žiauro jau čia bus. Va kas protestuot moka, tai prancūzai. Su laužais, su ugnim, ten belekas. Bijai, ką nutrenks? Kad guminės pirštinės. Aukšta įtampa, dirbsim prie aukštos įtampos laidų. Bim, 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 bim. O dabar tai bus čia. Aš gal ten būsiu elektriku. Aš dabar nuiminėju laidus nuo babinų. Dabar man reikia atsisukti masinį laidą vieną. Varai nuo reguliatoriaus į trišą? Ne, nuo pat galo tuo mums dar. Kaip ir ką? Čia šitų trišų. O tai reguliatorius stabdžia? Seniai šlembai? Nu tai tada per daug biškių gaunasi. Ja. Na, aš taip bendrai gal. Na. Studentai. Tai kaip tu reguliuosim slėgį? Būtume nereguliavę. Būtume burnautą nepadarę. Reikės atsuktuvo, atsukėjo, galbūt. Ne.
Tai mes lauko, kad Kaip? mes lauko. Tai reikia, čia atsisuka tokie maži varščiukai ir ten susitaiso. Bet aš pamirštu užsisakyti. Čia va tokio batelio. Anglija, Europa. Anglija, Europa. Anglija, Anglija. Nu pasimatuok. Pasimatuosiu. Skembrikas. Tai va, eis per trumpas skembrikas. Nepamatuosiu. Tai. Metras per mažas. Nes čia tik metras. Metras ir vadinasi, nes ir tik metras. What the fuck? 5 metras. Vienas, 2,8. 1,280 tada turėtų būti. Čia pradės reikėjo plieninį vamsdelį pravalsuoti. Tai labai sunkiai sekėsi, nes jisai per kietas. Jau galūnį yra specialius grybų formos. Vamsdelių galiuką paverčia kaip baravykų galvutės formą. Gaujam, tik tikiuosi netiesioginė tų žodžių prasme. Gal ir tiesioginė, nes dabar man atrodo kažkaip per stipriai pasisuko viskas. Praeitas kaip tik reikėjo daug jėgos, nes tas vamsdelis kietas, šits minkštas, tai nežinau dabar kas gavus. Yra panašu į grybą. Žiūrėsim, dabar sandaru bus. Nu, ne dabar, vėliau. Jau, kai su ekstra klineriu nuvalai, jau siurbliuot nebereikia. Čia rankas traškė. Aš čia galvojau, kad rankas traškė. Dabar haltūrinu. Taip daryti negalima, bet aš taip darau, kad galėtumėm užšauti šiandien burnautą. Vis dar ieškau šitos europinės dalies, bet ją labai sunku yra rasti. Tai dabar tursime laidus ir jie bus prailgėję. Ir tada kompiuterį galėsime įdėti į jam tam skirtą vietą. Bet dabar šita sujungimo vieta yra potencialus gedimo šaltinis gali būti. Bet ką dabar? Kai šausim, tai jau žinai. Tik susišluot reikės. Dviračio šliauką uždėsim. Biškį gal per didelis, sakau, bet gal ir ne per didelis. Važinėju pirmyn atgal visą dieną. Dulkina. Mus padulkins dabar komentatoriai elektrikai. Ką tas darote? Neišmanėlis. Ne jūsų reikalu. Lidlas man patinka. Laik iš pirmų kartų nužyvinu. Čia ne replės blogos. Čia šarvas labai geras. Arba tu nemoki kirpti. Nenervuok manęs. Šarvai 20 metų. Tepale prabuvęs.
Sugrūdinas. Su tavo Lidl kaina, o kai tik reklama. Su tavo Lidl repliam. Žiežervo yra. Pavamsdėlinom vieną vamzdį. Tik tais kemperikas negražiai užsitraukė, nes labai susigaranščiavo. Negerai. Čia dabar man trūksta atstumų, tai galiu išsilygyti iš naujo, nepersi. Nu gerai, tai bus skersai. Labai prastai valsavus paskutinis galas, bet neįsiaiškinom kodėl. Tai tikriausiai ir paskui bus nesklandumų. Kai žiūrėt, šiandien bus burnau. Kaip seka? Gerai, šiti garai labai sveiki yra. Tu elektriką pabaigėsi, ne? Vakar YouTube'ai Vakar YouTube. gavau diplomą. Kaip reikia daryti? Teisingai. Reiktų įsikaitinti tos du laidus, kad jie pradėtų gerti lydmetalį. Bet mes tiek laiko neturim ir man lituoklis tiek neįkaitina. Tai mes taip biškai ant paviršiaus čia palituojam. Kaitinam, kad įsigertų laidai. Tai koks gražus metalas. Ai. Ir tada jis taip va sutvirtėja. Svarbiausia nepramest ko nors. Čia su kompo laidais šią savaitę dariau, ai ne praeitą. Dariau, kaž nors paskambino, ateina, tai darba, ką nors nieks neveikia, ateinu visus laidus sumaišęs. Gal iš naujo. Tai čia šiandien ramu jau. Jo, da ilgint, tai dzen, spalvos yra ir varai. O ten tam tikro pino to, žodžiu, reikėjo atsivest naują visiškai laidą. Ir tu vedi, susirandi tą laidą, kas nors paskambino, įkiši į tą, pasižiūri, kad ne į tą įkišis. Tu visą laiką su ugnim kembrikus lysti. Šiaip su fenu, bet... Čia neiškis prailgintoje, žinai. Na jau ko, bet su ugnim tai mes mokam elgti šitam garažui. Baigti. Baigtų labai gražiai apsitempti. Žodžiu, tai va, prasilginom. Čia yra mūsų sujungimų taškas. Taip daryti negalima šiaip, bet reiktų perdėti pinukus, pakeisti tiesiog šitus. Bet šitą fiškę ardosi, šitą ne. Tai dadūrėm, bet ateityje reikia turėti, kad turim potencialias gedimo priežastis va būtent šitoj vietoj. Dabar įdėsim į šarvą. Šiaip irgi čia reiktų specialių klijų įdėti, kad ten nepapultų vanduo, bet yra kaip yra. Jau maudytis neplanuojam. Geriau negu kai kurie naudoja tas statybinės gofras visokias, tai nepagailiai kitų kelių eurų nusipirkti tokių, nes atrodo tikrai daug gražiau. Kuo geriau? Kad gali prasiardyti belė kada, laidus pavyzdžiui, pasižiūrėti dar ką nors, arba jeigu vesim kokį naują laidą variklių skyrių, tai čia galėsim vėl įkišti. Jeigu sudaužysim mašiną ir nebereiks, tai galėsim kitam projektą panaudoti. Tiesiog nusimsim ir panaudosim kažkur kitur. Paskaudu rankenas. Ką paskauda? Rankenas. Čia nemanoma, nei atkirpti, nei atpjauti.
Paburniauta? Na. Būt gerai variklio pagalbės prisisukti, kad paburniauta neišleiktų. Bet tai vakar daug YouTube žiūrėjai, kad tiek daug supranti. Nieko nesuprantu, da pabandysim, ar čia veiks iš vis viskas. Čia nereik niekas suprast, šeimi darai, padarai, nepadarai, padarai kitą dieną. Po savaitės, po mėnesio, po metų. Po 2 metų. Kaip su šituo, jo. Aš noriu lėkti gazą spausti. Ne, nu tai tu jungtus laivą. Nu tai matai, kad nesigauna. Kas nesigauna? Filmuoju. Skylės nepataikė, kas yra? Draugelį. Ką? Draugelį, sakau, blemba. Kas? Nu, kas? Draugelis? Buvai. Čia yra mūsų komposterinė. Visas smegenys. Turbūt gerai sujungiam. Kaip sužinoti? Užkurt? Užkurt? Taip tai užkurt. Nenusa. Čia popierių turim, pirštinių prisidėjo, vandenas atsiverti. Popierių nebereikia, viskas čia dabar yra. Čia kažkaip neprisitrumpint. Netgi va čia va galima uždėti, matai? Negalima. Čia matau, kad jau žiežerbuos. Tai ne, man negerai. Pasu žiežerbus mums priešas yra. Žiežerbus yra priešas. Kažkas neveikia. Prailgint laidos, čia viskas gerai. Kodėl nesikuri? Gal dronelis ne viską pajungęs? Supratau. Geras garsas. Galvoju, tokį dar net tu negirdėjai. Mūsų Ne. žvėriuko. Galim varyt pavalgyti jau čia. Kažkokia man jį nejasna. Įsitikinai, kad bloga? Su koja pasparė. Kartą aiškiau, su koja viską. Žiūri, su koja, lonžeronas. Tiesus, lygus. Ant ratų uždėti, neklipa viskas. Viską darai su koja. Kažkaip čia atvirkščiai surinkta. Ta pagalvė nusėdus kažkaip labai. Nu tegul būna dabar taip reikia. Ta pagalvė naują užsisakyti. Parodyk kaip pavaros junginiai. Gerai, gerai. Dabar pasikeliam, reikia išsimt tą sulūžusį mums mašinos, kur yra. Įdėsim naują. Šifterių galas nulūžęs. Kardanas mūsų. Taip. Sankaba mūsų. Čia reiks jau tai va pritvirtinti. Šitą vamzdelį gražiai. Kuro šlangas pritvirtinti gražiai. Beam. Tau reiks šifterio varžtus palaikyti. Biški, va tai va. Dimdo. Kauma tavai sakau. Šitą va, šūdą. Šitą šūdą dabar atpjausiu, pailginsiu.
Biškai, kad atvėstų. Nu, pajunginėk yra bėgiai. Jo. Tai šarčifteris. Turėtų pavykti. Nejaugi. Netenka apie laikiklį. Daug siauresnės įdiniai. Nu, biškai kreivai, biškai kažką. So? Bandom orint. Saugumas svarbiausiai, žinai. Ką, vyrai, juda iš vietos mašina? Eik tu. Gali išleisti. Ačiū. Opa. Važiuoja? Važiuoja. Važiuoja. Ir nebėga lygtais niekas. Kol kas. Nu tai dar čia bus tų niuansų, aišku. Vairų stiprintuvas, aušinimas, stabdžiai neleidžia niekur. Ir lankai susireguliuoti, pasikeisti stabdžius, iššauti. Trasą jau galima bus. Ir langą priekinį įsilipinti. Jau nebereiks stumdyti garažą. Reikia laikiklį, tenais toks specialus laikiklis prisisuka ir tada tas pedalas taip užsifiksuoja iš šonų. Dabar nėra kur jo padėti rankui. Sankaba tai tokia ir stabdis toks. Jaučiu po trefkės kojos tokios bus. Apibendrinimas. O! Jeigu dar pradėsim važiuoti, pradės netrauktą mašiną, burbuliuotą, aš jau žinau. Bet ką dabar? Dar neaišku, kaip čia suprogramuota, kieno reikės ant stendo dar. Aišku, lambdos visokius čia išprogramuotos bus. Tai reiks jas pasijungt, kad eitų normaliai susiprogramuoto, ne iš akies. Nu ir stabdžius pabaigti reikia. Niekaip nepabaigiam tų stabdžių. Šiandien aparatas mūsų nerūpi jam. Išsidirbinėja iš vis iš mūsų tas valcavimas.
Nu bet žodžiu, cool. Dar priekį stabilizatoriaus neturim. Nu ką, dabar realiai lankai, svarbiausias yra momentas lankai ir aušinimas. Tai būkit mieli, pasubscribinkit, nes daug jūsų žiūri, tiesiog žiūri, kad žiūrėt. Jūs žiūrėkit, kad visiems gerai būtų, į mum, į jum. Tai like, subscribe, kažką pakomentuokit, ką blogai darėm, ką gerai darėm, tai nekomentuokit, nes neįdomu. Ane? Nesąmonių darytojai melagiai. Tai va. Tiek tam kartui ir iki pasimatymo.